Kiek metų žaidi profesionaliai pokerį, keliuose turnyruose esi dalyvavęs ir kiek tu iš tikrųjų esi uždirbęs? Sakykime taip, iš gyvų turnyrų yra netoli 500 000. Tu esi, jeigu tai palyginti, Eurolygos žaidėjas, ar ne, pokeryje? Buvo 250 000 per 5 minutės. Tikrai buvo lengva laimėti, tikrai buvo lengviausia uždirbti pinigai. O man tai yra investicija. Mano kiekviena pokerio ranka yra investicija. Pakalbėkim truputėlį apie tos lietuviškus vardus. Man labai įdomu, Antanas Guoga, Andrius Tapinas, ar ne? Tavo akimis, jie yra geri pokerio žaidėjai? Esu žaidęs ir tiek su vienu, ir tiek su kitu prie vieno stalo. Nematomas raškalas, kur tik su akiniais arba su linzėm tu vienintelis matai. Tai tiesiog ant kortų nugarėlės yra dideliam parašyta dama, vynų, karalius, čia ir Jeigu žaidžiat aukštai ir žaidžiat privačiai ir niekada nelaimit, yra šansų, kad pakliuvo. Gyti, ar tu milijonierius? Taip. Milijonieriai, bitcoineriai, žinai, satošiais įgmatuosim. Arba taip, jeigu atmestumėm įpirkas. Papasakok man, kiek tu esi uždirbęs? Aš kiek pasižiūrėjau, oficialios statistikos yra, bent jau taip rašoma, kad apie 400 000. Kiek metų žaidi profesionaliai pokerį, keliuose turnyruose esi dalyvavęs ir kiek tu iš tikrųjų esi uždirbęs? Sunku atsakyti, kiek iš tikrųjų, bet tuos duomenys, kuriuos tu turi, greičiausiai jie buvo hand on mobo ištrukti, jie fiksuoja tik laimėjimus ir tik iš gyvų turnyrų. Bet mano karjera prasidėjo nuo online pokerio, tada yra grynųjų pinigų žaidimai, tiek gyvi, tiek online ir yra privatų žaidimai. Tai vėlgi, jeigu viską sumuosim, bus vienoks atsakymas, jeigu pasimsim tik tam tikrą, sakykime, iš turnyrų, taip, tai sakykime taip, iš gyvų turnyrų yra netoli 500 000. Tai dideli pinigai iš tikrųjų, ar ne? Kaip uždirbti tokius pinigus? Taip, tai yra dideli pinigai, bet tai nėra pelnas. Tai yra tavo laimėjimai. O laimėjimai nuo pelno pokeryje labai skiriasi. Gali būti žaidėjas laimėjęs 1 milijoną, bet būti minuse. Gali būti žaidėjas laimėjęs 500 000 ir būti 400 000 pliuse. Kokie tavo didžiausi laimėjimai buvo? Ar žaidžiant privačiuose turnyruose, ar kažkokiuose oficialiuose, ar internetiniuose? Kur yra? Didžiausias yra internetinėme turnyre. Ten net ne visai turnyras, ten yra turbo struktūros, 3 žmonių sit and go gal vadinamas, kur prisėdi ir tiesiog žaidi staigiai. Ir kiekvienas tavo prizas yra nustatomas, sakykime, loterijos principu, tai gali sviruoti nuo 2 įpirkų iki 10 000 įpirkų. Tai esu vieną tokį įbinkinęs, tai buvo 250 000 per 5 minutės. Tai per valandą? Tur nieks tak neuždirba, jeigu skaičiuoju. Gaunasi valandinis stiprus. Bet čia vienas dalykas, aš juos žaidžiau 2 metus, non-stopų kiekvieną dieną, po keliasdešimt, kartais net 100 turnyrų per dieną tokių. Tai prireikė 2 metų, kad išsukti visų pirma tą prizą, tada dar prireikė ir sėkmės, ir skilo, kad jį laimėti. Nes pamenu, mano abu priešai buvo iš Prancūzijos, silpni žaidėjai tikrai, ir jie pamatė tą prizinį fondą, tiesiog sustingo. Pradėjo nusimetinėti rankas ir labai lengva buvo jos eksploitinti. Ta prasme, tikrai buvo lengva laimėti, tikrai buvo lengviausia uždirbti pinigai. Tai įspūdingai iš tikrųjų. Ką reiškia būti top 10 000, top 10 000 pasaulyje? Su kuo tai galima būtų palyginti? Galim palyginti turbūt su profesionaliu krepšiniu, kadangi gyvenam Lietuvoje, visi žaidžiam krepšinį, visi mėgstam, tai sakykime, top 5% tai turbūt, jeigu tu vaikystėje treniravaisi ir žaidėjai už mokyklą, tai turbūt reikštų, kad tu žaidži stiprioje Eurolygos komandai. Tai iš esmės tu esi, jeigu tai palyginti, Eurolygos žaidėjas, ar ne? Pokeryje. Pokerio esmė, taip. Sektorija tam, tarkim. Taip, sektorija. Ekosistemoje pokerio. Taip. Lietuvoje esi top 20 pokerio žaidėjas. Ar kreipi dėmesį į tuos reitingus ir iš vis ką jie reiškia? Kai buvau top 10 kreipiau, tada šiek tiek mažiau pradėjau žaisti gyvų turnyrų, pagal kurį tas reitingas yra sudaromas, tada kritau ir tada nebekreipiu dėmesio, nes kai buvau top 10 norėjau būti top 1,
Dabar, kai esu top 20, aš nežinau, ar dar esu. Nes tikrai daug jauna karta labai gerų žaidėjų yra užaugus ir tie reitingai tik blogės. Aš manau, kad aš jau savo piką buvau pasiekęs. Dabar ir atsiranda gyvenime kitokių dalykų, ne vien tik pokeris, tai vat, kadangi tu mažiau žaidi, mažiau įpirkų darai, tie laimėjimai tavo stovi vietoje arba labai nežymiai didėja, kai kiti jonganai, jauni žaidėjai ištroškia tų pergalių, gerai pasikaustę matematikoje, dirbantis daug su solveriais įvairiais sprendimais. Ypač dabar. Jie jūs padeda. Tai jie dabar tikrai bus nustumtas labai greitai ir į top 50 ir paskui top 100. O kaip atrodo pokerio žaidėjo treniruotės? Kaip reikia treniruotis? Ką darai? Kai pradėjau savo karjerą, tai treniruotės būdavo tiesiog žiūrėjimas video medžiagos, kaip kiti žaidžia pokerį. Tai būdavo tokie high stakes poker after dark, visokie šou, kažkokie streamai didesnių turnyrų, iš VCUP, iš Europos pokerio tūro. Tai tiesiog žiūri, kaip kiti žaidžia, žiūri, ką jie turi ir žiūri, kaip viskas vyksta. Pokalbiai su draugais, pokalbiai su savo aplinka. O dabar labai stipriai viskas pasikeitė. Dabar yra Game Theory Optimal, tai yra optimalios žaidimo strategijos solveriai, sprendėjai, kompiuterinės programos, kurios pagal tavo užduotus parametrus tiesiog atsako, kaip idealiai sužaist galima šitą situaciją. Tai per tuos, sakykime, 10-15 metų viskas nuo tos organinės, kur tu žiūri, bendrauji su draugais, per 100 000 sužaistų rankų, tavo ta patirtis auga labai iš lėto, dabar viskas yra ant lėkštutės. Tiesiog nusiperki programas ir už tai viską padaro, išsprendžia. Bet vis tiek matematinių žinių reikia. Bet tik tiek, kad dabar tapti pokerio profesionalu yra nepalyginamai lengviau. Bet tai nereiškia, kad laimėti yra lengviau. Laimėti buvo lengviau prieš 10-15 metų. Bet turnyrų, pačių turnyrų daugėja ar mažėja, ar kokia situacija yra su tarkim, internetiniais, ar ne? Ar tų internetinių turnyrų populiarėja tokie dalykai, ar daugiau gyvus renkasi pokerio žaidėjai? Kokia yra? Kaip vyksta viskas? Tendencija. Aš galvoju, kad didėja tiek internetiniai turnyrai, tiek jų įpirkos didėja, tiek žaidėjų skaičius. Ir didėja taip pat gyvi turnyrai, tik jų struktūros prastėja. O struktūros reiškia, kad prastėja, tai yra taikomas išlaikyti kuo daugiau silpnų žaidėjų. O reguliarų žaidėjai, tie žaidėjai, kurie gyvena iš pokerio, jiems sąlygos yra prastinamos. Tiek online, tiek gyvai. O tai vis tik tai apibrėžkime, kas tas pokeris yra. Azartas, matematika, psichologija. Kas tai yra per sportas? Gal aš palyginčiau su šachmatais, kad tai yra visiška matematika, tik šachmatai yra pilnos informacijos žaidimas, pokeris yra nepilnos informacijos žaidimas. Reiškia, visą laiką yra nežinomųjų. Tai va tie nežinomieji ir tai nežinojimas, kokia kita korta versis, turbūt sudaro, kuo tu mažiau žaidi, tuo didesnė dalį sėkmės. Tai matematika plus sėkmė. Žinoma, yra ir psichologijos labai daug. Čia vėlgi plati tema, bet daug gerų žaidėjų nesusitvarko savo psichologiją ir tampa pralaiminčių žaidėjais. Aš pats esu tikrai daug blogų sprendimų priėmęs vien dėl to, kad tau atsitinka kažkokia nelaimė, nesėkmė ir po to sekantis tavo sprendimai yra įtakoti tos nesėkmės. Tu nebežiūri į kiekvieną ranką kaip į atskirą investiciją, kaip mes kalbėjom, taip. O žiūri, jau tau velkasi nuoskauda nuo praeitų rankų. Tai yra kažkoks toks žaidimas truputėlį, ar ne? Kiekviena įpirka, kiekvienas tas žaidimas, ar ne, kortų padalinimas, tai yra, tu pats žiūri tai kaip investicija. Taip, aš visą laiką galvoju, kad vadinamės lošimu, taip, gamblinimu, o man tai yra investicija. Mano kiekviena pokerio ranka yra investicija. Nes investicija ir gamblinimas yra labai panašus dalykai. Mes norim įdėti pinigus ir gauti didesnę grąžą. Tai vat kiekviena pokerio ranka man yra investicija. Kiekvienas pokerio turnyras, kiekviena grynųjų pinigų sesija. Kiek pinigų realiai, standartinis, arba aš negaliu sakyti, kad tu esi standartinis pokerio žaidėjas, bet paprastai, kiek reikia pralošti, kol tu tampi sėkmingu? Labai įvairiai. Kai kurie žaidėjai nieko nepralošia, jeigu pradeda, sakykime, mano karjeros pradžia buvo nuo nemokamų turnyrų online.
ten laimi po kelius dolerius, žaidė kasdien tos nemokamus turnyrus, jie yra pakankamai lengvi, būdavo pakankamai lengvi. Iki AIaus atsiradimo, ar ne? Taip, iki. Ir tada aš tuos laimėtus pinigus tuose nemokamose turnyruose išleisdavau mokamose, bet aš ten nelaimėdavau. Tada pagalvojau, kuo tai skiriasi, tai tada pradėjau gilintis, mokintis ir aš turiu šitą dalyką, kad jeigu man kas nors patinka, aš galiu skirti milžinišką kiekį valandų tam dalykui. Pradėjau studijuoti, pradėjau mokintis, pradėjau kalbėti su savo draugais, susiradau forumus, susiradau Skype'o grupės, padariau depozitą, mano pirmas depozitas buvo į PokerStars $50. Ir niekada neatsigręžiu atgal, neteko bastinti to depozito. O yra žmonių, kurie ir mano artimoje aplinkoje, ir pokeristų pažįstų, kurie net turėję 10+ metų pokerio karjerą vis dar sugeba bastinti savo bankrolus. Tai vat yra labai didelis nuo iki. O koks didžiausias melas yra pokerio pasaulyje, kurio visi tiki, bet iš tikrųjų nėra tiesa? Kai perskaito žmonės, kad medijoje tam tikras pokerio žaidėjas laimėjo tam tikrą pinigų sumą. Nes dažniausiai apie guogą, ar ne? Būna taip. Jo, nes labai retai būna, kad žmogus turi savęs 100%. Dažniausiai dideliuose turnyruose žaidžiantys žaidėjai pardavinėja dalis kitiems žaidėjams. Dažniausiai žaidėjai yra finansuojami verslininkų, kitų žaidėjų, geresnių žaidėjų. Taip kad, ką mes skaitom antraštėse, lietuviškai spaudoje ar užsienio, kiek žmogus yra laimėjęs, tai dažniausiai būna netiesa. Nes kai aš atsiradau toj pokerio virtuviai, vat lietuviškai, sakykime, kai pradėjau bendrauti su top žaidėjais, tą, ką skaičiau, medijai labai prasilenkia su realybė. Bet patikslink truputėlį, finansuoja žaidėją, ar ne? Tai yra įprastas dalykas, kad kažkoks mecenatas, ar ne, ar kažkoks tai, nežinau, sponsorius, nemokantis žaisti arba turintis kažkokių tai reklaminių galbūt tikslų, nusiperka žaidėją, jam duoda pinigų lošti kažkokiuose turnyruose? Taip. Dažnai būna susitarimas procentaliai nuo laimėjimų ir investuotojas turi savo žaidėjus, mes juos vadinam arklydėmis, stablais, ir yra tie arkliai, horsai vadinami pokerio, kurie yra sutarę, sakykime, 50-50 dalinamės pliusą, tu gauni ten, sakykime, 10 000 bankrolą, žaidė turnyrus iki 100 ir po, sakykime, metų ar pusę metų mes susėdam ir tą profitą dalinamės, jeigu jo yra. Jeigu nėra, tu arba tęsiam, arba nutraukiam sutartį. O šiaip aukštuose statymuose šitas steikinimas arba žaidėjų finansavimas yra visiškai įprastas dalykas, kur jeigu mes pažiūrėsim aukščiausius įpirkas, ką rodo YouTube'as, televizorius, streamai, labai retas žaidėjas turi 100% savęs. Tai pakalbėkim truputėlį apie tos lietuviškus vardus, man labai įdomu, Antanas Guoga, Andrius Tapinas, ar ne? Tavo akimis, jie yra geri pokerio žaidėjai? Tapinas yra geras visuomenininkas ir Antanas Guoga yra geras verslininkas, gal taip pasakykim. Esu žaidęs ir tiek su vienu, ir tiek su kitu prie vieno stalo. Su Andriumi netgi teko žaisti 1-1 Lietuvos sportinio pokerio federacijos pradžioje įkūrimo. Tai pavyko nugalėti. Bet tikrai dar tada nebuvau geresnis už žaidėjas. Su Antanu teko žaisti viename komercinėme turnyre, ten buvo jo gimtadienio turnyras. Žaidėm net ne Texas Hold'em, kas yra mano stiprioji pusė, žaidėm Omaha, šiek tiek kitokią versiją pokerio, kur gauni 4 kortas vietoj pagrindinių dviejų. Tai švelniai tariant, žaidė neoptimaliai. Bet galima suprasti, nes aš nepamenu, ar 1000 ar 2000 buvo įperka, tai Antanui šita suma yra juokas, plus buvo jo gimtadienio turnyras, už jo galvą buvo paskirtas, jeigu neklystu, Rolex laikrodis, kas išmeta Antaną. Tai buvo toksai... Kur tavo Rolexas, parodai? Nėra, neišmečiau. Tai buvo toks labiau ne turnyras, o namų žaidimą priminė, nes ten visi buvo atsipalaidavę, gėrimai aplinkui ir taip toliau. O kiek šalių tau teko, dėl pokerio aplankyti? Didžiąją dalį savo visų aplankytų šalių, jo, aš aplankiau tik dėl pokerio. Bet kiek žinau, tai Las Vegas'e daug kartų buvęs, ar ne? Jo, pirmą kartą 12 metais, tai paskutinį praeitais. Tai
irgi įdomi istorija, kaip laimėjau aš tą kelionę, tai buvo mano karjeros pradžia, buvau visiškai mikro limitų žaidėjas ir buvo toksai promotionas, kur buvo galima laimėti gan nežymiam tokiam šviežiam pokerio kambarį. Jeigu tu padarai depozitą, tu gauni bilietą į tokį turnyrą, kuriame tu gali laimėti all-inclusive kelionę į Vegasą, gyventi Belažio ir su tuo žaidėju, tai tuo metu to kambario remiamas žaidėjas buvo Philas Lakas, legenda pokerio visiška, praeities, žinoma, dabar jaunimas turbūt net nežinos tokio vardo. Kaip Jordanas krepšinė. Buvo, gal ne kaip Jordanas, bet link to. Link to, jo. Jis žaidė su Jordanu, taip sakyti. Tai buvo toks promotionas, aš padariau ten depozitą, gavau tą bilietą. Tas turnyras buvo 2 dienų, vieną dieną žaidėm iki finalinio stalo, man atrodo, o kitą dieną buvo finalinis stalas. Aš nuėjau iki to finalinio stalo, buvo keli šimtai žaidėjų ir pamenu finaliniam stale, jau pirma vieta buvo laimi visą tą pakuotę, antra vieta nieko. Tai winner take all formatas toksai ir pamenu, žaidžiau, jau tikrai galvojau, kad yra šansų laimėti. Tada likus 4 žaidėjams sugebėjau susidėti visus žetonus į vidurį, turėdamas 2 septynetus prieš oponento 2 tūzus. Ir Riveris iškrito saldi 7 ir tada buvo gan jau, turėjau labai didelį žetonų persvarą prieš kitus žaidėjus, laimėjau tą pakuotę ir tik pradėjęs žaisti pokerį, žaisdamas mikrolimitus, jau skridau į Vegasą žaisti su savo idealais. Belažio, Bobby's Room, vienam žemiausių pokerio kambarių, grynųjų pinigų žaidimą, kur man irgi buvo suteikti žetonai. Aš gavau 2000 žetonų doleriais ir su jais galėjau žaisti ir visą pliusą, kas yra virš 2000, aš galėjau pasimti su savimi. Taip pat gavau apmokėtą skrydį ir nakvynę Belažio viešbutį. Kokios ten sumos buvo? Tai statymai buvo 10-20 dolerių. Aš atsisėdęs su 2000 buvau mažiausias tegas prie to stalo. Ten sėdėjo hebra ir su 100 000 žetonų. Nepavyko laimėti. Susidėjau su pirkimui spalvą. Neiškrito, mano žetonai baigėsi, bet patirtis buvo neįkainojama. Ir sakyčiau, gal toks buvo didelis spyris pradėti mokintis, nes wow, kaip čia gerai. Karjeros pradžioje tu pradedi žaisti, įsivaizduoju, krepšinį mokyklos lygyje ir tau staiga duoda su Žalgiriu pažaisti, su savo visais idealais ir tu pamatai, kaip čia yra, koks kaifas čia yra. Jo, iš tikrųjų įspūdingai. O kitų kokių šalių, kur yra šis geriausiai žaisti pokerį, kur yra vadinama pokerio, nežinau, sostinė? Vegasas. Vienareikšmiškai visos pietų šalis senosios Europos, Ispanija, Prancūzija, Italija, jo. Visur, kur karšti žmonės, jie yra geri pokerio oponentai, kurie žaidžia ant emocijų, o ne paskaičiavę. O blogiausias vietas tai būtų Vokietija, Didžioji Britanija, Lietuva, kur yra šalti žmonės, apsiskaičiavę, kur nepriema skubotų sprendimų. Tai Kipras labai patinka. Jis apkeliavęs beveik visą pasaulį, ar ne? Ir Pietų Ameriką, ir... Ne, Pietų Amerikai neteko būti. Bet kalbėjom kažką apie Braziliją, liktai... Ne, aš kalbėjom apie brazilų žaidėjus, kiek jų daug yra. Vienas didžiausių arklydžių, tų finansuojamų žaidėjų šiais laikais yra iš Brazilijos. O pakalbėkime apie skemus. Nepaslaptis, kad pokeris turbūt visur, kur tokie gamblinimai, lošimai, ar ne, vadinkim, sukčiavimo mastai. Na, jeigu kas iš klausytojų girdėjo apie Chauncey Billupsą, apie žymų žaidėją NBA, kuris, akies rainelėje buvo įsidėjęs kažkokią linzę, kur matytų pažymėtas kortas, ar ne? Kiek tokių sukčiavimo atvejų buvo tavo kelionėje? Esu apie juos girdėjęs, niekada nesudalyvavęs juose, tai gal pasisekė, bet turbūt pasisekė ir todėl, kad mano... Gal nežinojai? Gal nežinau, bet man dažniausiai tokie sukčiavimo atvejai yra pasitaiko, kai yra privatų žaidimai. Jie ne visą laiką yra legalūs, jie nėra oficialūs, tai reiškia, kažkokia įžymybė ar kažkoks verslininkas susikviečia kitus žaidėjus ir yra žaidžiama iš dažniausiai gan didelių pinigų. Tai kadangi aš nesu tuose privatuose daug žaidęs, o jeigu mes žaidžiam, tai dažniausiai būna sava kompanija ir mūsų įpirkos yra mažesnės nei mūsų darbinis limitas, tai turbūt ir tų kuo didesni pinigai turbūt pasitaiko didesnių čytinimo skandalų. Bet esu apie tokius girdėjęs ir manau, kad ir Antanas
yra ne vienam tokiam dalyvavęs ir Galėtų daug papasakot, daugiau ne? iš tikrųjų papasakoti. Bet kokie būna, pavyzdžiui, žymėtos kortos, kažkoks nematomas rašalas, skaičiavimo mašinos tos, kur išmeta tas kortas, kažkaip paskaičiuoja, kokie būna sukčiavimo būdai? Gal paprasčiausias būtų tai NFC technologija, kai mes turim telefonuose, kortelėse, tai būna kortos su Taip. mikročipais, o po stalo yra skaitytuvai, tai yra kortos tiesiog nuskaitomas ir tu žinai, kas pas ką yra. Tada nematomas rašalas, kur tik su akiniais arba su linzėm tu vienintelis matai, tai tiesiog ant kortų nugarėlės yra dideliam parašyta dama, vynų, karalius čia ir tada. Paskui dalintojai, labai didelė dalis dalintojų gali tam tikram žaidėjui išdalinti tam tikras kortas. Tai per žiedus, per neišmaišant kortų, gaunant tie patys šaflinimo aparatai, kurie ant stalų stovi, irgi gali būti suprogramuoti. Taip kad galybė, jeigu žaidžiat aukštai ir žaidžiat privačiai ir niekada nelaimit, yra šansų, kad pakliuvat. Ir jeigu nieko apie tai nežinai, ar ne? O kalbant apie šitus internetinius pokerio turnyrus, ar ne? Internete, šiuo metu, ar ne, irgi pats dalinausi vienu vaizdo įrašu, kur botų ferma yra tokia sukurta, kuri, keičia stalus, kol atsiranda prie vieno stalo su vienu realiu kažkokiu tai žaidėju, kurį melžia, ar ne? Ir tokia botų ferma uždirba, kaip teigia kūrėjai, apie 10 milijonų per metus. Iš vis internetinis pokeris yra tema šiais laikais, ar visi jau supranta, kad pabaiga atėjo? Manau, kad visi geresni žaidėjai po truputį supranta, kad ateina galas ir tokios fermos, kaip Bovados įvykis, jie išriškėjo, tai gerai, kad žmonės, pagauna, dar reiškia kažkoks integrity game yra, bet online pokeris sunkėja kas dienomis dėl galybės programų padedančių, jau nekalbant apie protingėjančius ir gerėjančius botus. Tai aš matau ypač aukštų statymų, aš matau išsilaikant online pokerį tik per privačius žaidimus, kur yra žaidėjas, turi pasidaręs tam tikrą KYC savo ir dabar GG pokeris atidarė, netgi būdavo stalai aukštų limitų, kur gali žaisti kiekvienas, jie dabar atskyrė, kad padarė privačius ir ten žaidėjai tik tai gali kviesti tam tikrus žaidėjus, kurie gali žaisti. Tai aš sakau, kad miršta online pokeris ir greitai. Bet kalbant apie aukštas įpirkas, žemų įpirkų ir mikro limitų, tai nenužudys botai. O kur reikėtų, jeigu, pavyzdžiui, žmogus kažkoks tai nori, treniruotis, vadinkim tai žaisti pokerį, kur nukreiptum, pavyzdžiui, tokį žmogų? Lietuviai turi gan stiprią pokerio mokyklą, yra ne viena lietuviška pokerio mokykla, tai jeigu kas norit, tegul komentuoja tavo video, rašo, tikrai susisieks. Arba netgi aprašymą galėsim įdėti, kokiu elektroniniu paštu kreiptis. Bet vėlgi tai yra sunkus kelias, nėra lengvų pinigų pokerį. Pokeris yra žiauriai lengvas žaidimas, bet uždirbti pinigų nėra lengva. Ar rekomenduotum pradėti, domėtis pokeriu, žaisti pokerį profesionaliai? Ne. Kodėl? Dabar atsispirti nuo nulio ir turėti šito karjerą yra žvėriškai sunku. Turi įdėti be galo daug valandų į mokintis, turi turėti žiaurę discipliną ir turi turėti gan didelį bankrolą ir turi būti pasiruošęs labai dideliems svyravimams pinigų. Geri žaidėjai kartais gyvena metus, minusinius išgyvena. Geri žaidėjai. Kiek pas tave buvo didžiausias minusas, tarkim, metinis? Metinis tai skaitusi trumpas laiko tarpas, ar ne, pokeryje? Taip. Vėlgi, priklauso nuo, kaip ir pokerį, labai daug dalykų priklauso nuo to, kiek tu žaidi. Jeigu aš per metus sužaidžiu 10 turnyrų, tai labai trumpas. Bet jeigu tu per metus žaidi 1000 turnyrų, tu ištebi. Čia realu yra 1000 sužaisti? Online taip? Online taip, ne. Gyvai, aš manau, kad tikrai esu sužaidęs gyvai 100 turnyrų per metus. Tai būna mažesni dažniausiai turnyrai, tai vyksta serijos, kai tu iškrenti iš vieno turnyro, bėgi šokį, registruojasi kitą, vėlgi turnyruose gali padaryti pakartotinį įperkas kai kuriuose. Tai irgi skaičiuojas kaip naujas turnyras, jeigu tu iškritai ir iš naujo įsipirkai. Tai kiek esi praradęs arba daugiausiai uždirbęs per metus? Daugiausiai uždirbęs, tai tas grynas pelnas yra netoli 500 000, o praradęs tai virš 100 000 per metus. O kiek yra normalu, tarkim, pokerio žaidėjų, tavo lygio, sakyt, vienam turnyre, galiu sau leisti pralošti?
tokia, seniau būdavo tokia taisyklė 100 įpirkų. Dabar manau, kadangi turnyrai prastėja, jų struktūra prastėja, manau, kad tas skaičius dar išauktų. Tai 100 įpirkų. Tai jeigu tu žaidi 1000 turnyrus, kas gyvai net nėra didelė labai įpirka serijose, tai tu turi turėti 100 000. Dideli pinigai. 100 įpirkų yra standartinis nuokrypis, sakykim. Tai tu gali būti geras žaidėjas ir turėti 100 įpirkų downswingą į apačią. Ir tai nebūtinai reikš, kad tu kažką blogai darai. Tiesiog sistema tuo trumpu laikotarpiu, ar ne, neveikia taip gerai, kaip... Variacija yra karalius trumpuoju laikotarpiu, skillsai, tau žaidiminiai įgūdžiai yra karalius ilgoju laikotarpiu. Gerai, o papasako, ką jūs darot su pinigais, pokerio žaidėjai? Na, aišku, apie kitus gal mažiau žinos, ar ne, bet pats, pavyzdžiui, kaip turi kažkokią tai sumą, ar ne, kur yra paskirta žaidimam, kaip tu ją laikai tiesiog banke, ar investuoji kažkur tai, ar tai kas vyksta? Prieisim prie oranžinės monetos, matau tuoj. Jo, kai tu žaidi šiek tiek aukščiau, tau bankrolas, vėlgi sakau, jeigu tau reikia 100 įpirkų, tai tau užtenka žaisti 1000 turnyrus, jo, arba įsipirkti grinųjų pinigų turnyrus, kad įpirka būtų 1000 ar dolerių ar eurų. Tau reikia turėti 100 000, jo, tai tau reikėtų kažkur priparkuoti tą savo kapitalą, kad jie neprarastų vertės. Tai pradedi darytis, kur tą daryti, nes laikyti fiatę, žinom, kad nėra labai pelninga. Kas metus tu prarandi ten po 7%, sakykime, grubiai. Tai taip ir buvo atrasta, žinai, iš pradžio atrasta kažkokios mažesnės variacijos investicijos tokios kaip fondai, ETF-ai, akcijos ir tada atrandi kažką kripto, bitcoiną, tada nudegi su šikoinais, tada pradedi domėtis, jeigu tau įdomu domiesi daug, galų gale atrandi karalių ir tada supranti, kad ten laikyti tau nieko geriau kol kas nėra, tai laikai dalį kapitalo. Tik vėlgi reikia būti atsargiai, nes kaip matėm, kiek kartų kartojasi, kad tavo bankrolas gali būti perkirptas per pusę per savaitę. Taip. Bet jis greičiausiai recoverins, nes kaip ir kalbėjom, kiek kartų bitcoinas nerecoverino. Visada recoverino. Iki šiol bent jau, ar ne? 16 metų recoverino, tai yra šansų, kad šį kartą irgi recoverins. Taip. Bet ar nėra, na vis tiek, tai yra kažkaip susijęs mąstymas, ar ne, toksai pokerio žaidėjo, investuotojo, verslininko, čia yra vienas bendras protas tam vadovauja. Kaip tu į visą tai žiūri? Ar geras pokerio žaidėjas gali būti geras investuotojas, geras verslininkas, geras, nežinau, finansistas? Aš stengiausi būti verslininku kažkurioje karjeros daly. Tai man nepavyko. Esu nudegęs su keliais verslais, tiesiog aš neįvertinau tam tikrų dalykų. Covidas kažkada irgi sužlugdė vieną verslą. Tai aš pasilikau, atsitraukiau tada greit ir pagalvojau, gal darykim tai, ką suprantam. Taip pat ir iš verslininkų. Aš nemanau, kad kažkuris nors verslininkas gali galvoti, kad viską darant teisingai, tu gali turėti minusinius metus. Manau, mažai verslininkų apie tai galvoja. O pokeristai tai yra suprantama. Tai manau, kad mindsetas šiek tiek skiriasi. Gal investuotojų ir pokeristo mindsetas mažiau skiriasi negu investuotojo ir verslininko. Bet čia labai daug tokios logikos, ar ne? Kažkas tai yra, na, aš iš tavo kalbos suprantu, kad jeigu tu nori būti sėkmingas pokeryje, tavo logika turi būti, na, tas algoritmas mąstymo turi būti, na, geležinis. Ar vis tik tai eigoje keiti mąstymą, ar ne? Tarkim, jeigu neblefuodai, pradedi blefuot, į kažkokių naujų įrankių įvedi į savo žaidimą. Ja, taip, kaip ir visur viskas per patirtį. Manau, kad ateina, tai sakykime, net nežinau, kokį čia pavyzdį. Aš esu dabar daug geresnis žaidėjas, negu buvau prieš 10 metų, bet aš uždirbu dabar mažiau pinigų, daug mažiau pinigų, negu prieš 10 metų galėjau uždirbti. Nes tavo logika yra, na, bent jau pokeris moko to, kad kaip neprarasti pinigų, ar ne? Pirma taisyklė turėtų būti tokia, o po to jau tik tai kaip uždirbti. Kad nustos kristi reikia, kad pradėti kilti reikia nustoti kristi. Taip, tai kuo mažiau pokeris yra to paremtas, kad yra tie privalomieji įstatymai, kur tave priverčia žaisti rankas, kurių tu nenori žaisti. Tai taip, galima ir per šitą prizmę pažiūrėti. O kas svarbiau yra siekiant milijono? Ar talentas, ar disciplina?
Geras klausimas. Manau, priklauso labai ir nuo to, ir nuo to. Gal sakyčiau, jeigu tu žaisi pokerį, tu turi draugauti su matematika, nori, nenori, čia tiesiog vienas su kitu eina. Tai jeigu tu turi gerą discipliną ir skiri daug valandų mokslam, tai irgi ta pati disciplina, kad kiekvieną dieną tu gali skirti 2, 3, 4 valandas mokintis, sėdėti prie kompo, simuliuoti žaidimą ir mokintis. Tai manau, kad disciplina. Tai mūsų klausytojam, ar yra kažkokia tai formulė, kaip iš pokerio uždirbti milijoną? Didelis bankrolas. Jau turėt milijoną, ar ne, prieš tai? Turėt 2 milijonus. Sakyčiau, bet vėlgi, be bankrolo tu neuždirbsi milijoną, nes tavo pagrindinis įrankis žaidžiant pokerį yra pinigai. Tai pinigai yra tavo įrankis. Reikia suprasti šitą. Tai kuo tu daugiau tų įrankių turėsi, tuo bus lengviau pasiekti, bet reikia labai geros disciplinos ir daug mokslo. O ar esi matęs gerų žaidėjų, kurie su kortomis elgtųsi kaip profesionalai, ar ne, bet jų gyvenimo būdas toks yra, kur pražudė jų talentą? Oi, taip. Bent jau kalbėjai, kad anksčiau truputėlį, ar ne, būdavo, tas iš to filmo, kaip ten Las Vegaso, visi žinome, ten Bernvakaris Las Vegas, ar ne, berods, ar ne, kur ten pokeris, ar ten kauliukai, ir dar kažkas, ar ne, ir kokainas, narkotikai, kažkokie tai kiti preparatai įvairūs, ar ne. Kiek tai yra pokerio pasaulis realybėje? Šiaip buvo 2 pokerio kartos. Ta, su kuria aš užaugau, tai mes tūsindavom, balevodavom, žaisdami, tikrai būdavo labai daug visko. O dabar yra nauja karta, kurie atsikelia, medituoja, jokių narkotikų, jokio alkoholio, ta prasme, meditacija, knygos, anksti miegoti, sveika mityba, džimas. Tai vat labai šitie laukiniai vakarai man labiau patikdavo negu dabar. Dabar žiūri ir žaidi prieš robotus, kuris yra pailsėjęs, išsimiegoja, šviežias, o tada prie stalo susirenka, žinai, kai kurie net nemiegoja. Kelias paras. Jo. Tai vat man daugiau žavesio turėdavo tas pokeris prieš 10 metų, tie laukiniai vakarai pokerio, o dabar šiek tiek viskas gal ir gerai, žinai, gal, aišku, jie turbūt uždirba daugiau pinigų ir uždirbs daugiau pinigų discipliną, bet vat, kaip, pavyzdžiui, produktą, kuriame dalyvauti, pavyzdžiui, žaisti rekreaciniam žaidėjui, ar žiūrėti per televiziją, ar YouTube, tai tikrai įdomiau būdavo, kai kas vykdavo prieš 10 metų ir daugiau. O kas ten vykdavo? Daug ryškių personų prie pokerio stalo, daug alkoholio, Kol kas nieko blogo negirdžiu. Vakarėlį iki paryčių, kažkokių substancijų naudojimas, kad tikrai daug vykdavo. Ta prasme, pradžia pokerio, kai aš pradėjau, ir dabar per 10 metų kardinaliai viskas pasikeitė. Ta prasme, 180 laipsnių. Viskas profesionaliai, ar ne? Blogi žaidėjai ir liko blogi žaidėjai, tiesiog jų kiekis gal sumažėjo ir jiem daugiau įrankių yra tapti gerai žaidėjais, juk jie nori, bet laimintis profesionalai, kaip laisvai elgdavosi ir su pinigais, ir su savo sveikata, palyginus su dabartiniais, tai žiauriai skiriasi. Ar jaunas žmogus be disciplinos, kuomet mes kalbėjome, ar ne, kad disciplina yra labai svarbu, apskritai turėtų liestis prie pokerio? Ne, nebent tai yra tau pramoga, kaip nueiti pažaisti bowlingo, tada taip. Bet tarp draugų, ar ne? Visiškai labai galim su treidinimu, jo, nes ar žmogus be disciplinos gali būti geras traderis? Turbūt ne. Tai va, lygiai tas pats. Ką pasakytum žmogui, kuris galvoja, jeigu nepaėjo man su investicijom, nepaėjo dar kažkur, pokeris, aš valdau kažkiek, ar ne, kortas turiu, ar tai yra kelias, ta prasme, ar ta sėkmė pokerėje, ar ne, esu žaidęs keliuose draugų turnyruose, kartu žaidėm, taip, kur pavyko laimėti viską, ne, taip. Tai buvo, mano įsitikinimu irgi buvo tokie sparnai užaugo, atrodo, aš čia suprantu, aš čia moku, man čia viskas, nors visiškai dabar, kai pagalvoju, aš, visiškai nemoku nei skaičiuoti, nei tos disciplinos, tiesiog sėkmė sužaidė, ar ne. Ar galima laikyti, tokius dalykus, kad, vienkartinė ta sėkmė, užėjau, pažaidžiau, laimėjau,
laimėjau, išėjau ir pakanka to. Kaip sustabdyti tą žmogų nuo ilgalaikių sprendimų žaisti pokerį? Ar galima tą padaryti? Nes kaip ir tavo atveju, ar ne, tu pirmą pradėjai nuo mažų sumų, pasisekė, gerai ėjosi, važiavo, laimėjai vienur, kitur, trečiur ir užsikabinai už to, ne? Ar kaip pasakyti žmogui, kad ta sėkmė yra laikina? Ar su ko galima būtų palyginti? Su investicijom? Vėlgi kalbėjom, tai su tradinimu, kai tu nusiperki kažką ir kažkas padvigubėja, ar reikia išeiti iš pozicijos, ieškoti naujos. Taip pat su pokeriu, aš visada į pokerį rasi atsakymą ilgoj distancijai. Jeigu tu žaidė ir jeigu matai, reikia žiūrėti į pokerį, jeigu tu žiūri kaip profesionalas, ar tu žiūri kaip rekreacinis žaidėjas ir tai žiūri kaip į pramogą. Jeigu tu žiūri tai kaip pramogą ir įsiperki turnyrą už 100 eurų ir laimėjai ten kelis tūkstančius ir supranti, kad tai buvo dalis sėkmės, o ne tavo skilsai, ir jeigu tu nepradėsi važinėti po serijas ir įsipirkinėti po 1000, tai viskas okei. Tu tiesiog tritini taip kaip, sakykime, kaip pramoga, jo. O iš profesionalo pusės, tai tu tiesiog jau nusitiki, kad tu turėsi labai didelius sviravimus, bet tiesiog sukasi dantis ir žaisi. Ar seksis, ar nesiseks, tu teiksis pasiekti ilgą laikotarpį. O kaip pačiam pasakyti, kad tu žaidi pokerį žmonėm tavo aplinkoje arba naujai susipažinusiam kažkam tai su kažkokiu žmogumi pasakyti, kad tu žaidi pokerį? Koks jausmas yra? Prastas, ypač anksčiau. Dabar nebekreipiu dėmesio, bet tiek per giminės susitikimus ar tiesiog užsimezgus naujom pažintim, pasakyti, kad tu žaidi pokerį, gal net šiek tiek nesmagu, gėda ir nepatogu, nes atrodo, dažnai tave lygins su kazino žaidėju kažkokiu tai, kuris žaidžia ruletę, blackjack ar tais pačiais aparatais ar kauliukais, kas yra visiškai skirtingi dalykai, nes pokeristas žaidžia pokerį prieš kitą žmogų, o ne prieš kažkokią sistemą, ne prieš kazino. Tai būdavo gan sunku, bet labai norėčiau, kad tas kažkiek pasikeistų ir keičiasi truputį, bet kad žmonės suprastų, kad pokeris yra įgūdžiai ir sėkmė, o ne tik sėkmė. Ir kuo tu daugiau žaidi, tuo didesnį procentą sudaro įgūdžiai. Sėkmė mažėja, didėjant laikui, kuo tu daugiau žaidi. Tavo sužaistų rankų kiekis, kuo auga, tuo sėkmė mažėja. Grįžkime dar truputėlį prie sukčiavimo tos temos. Ar galima papirkti pokerio žaidėją? Manau, kad tai. Kaip tai galėtų atrodyti? Sakykime, jeigu tu nori, sakykime, mes žaidžiam turnyrę su tavim ir liekam dviese. Ir yra pirma vieta 100 000, antra vieta 80 000 ir trofėjus. Pirma vieta gauna trofėjų ir 100 000. Aš tau sakau, žiūrėk, tai aš tau duodu 105 000, arba, sakykime, ten, iš savo dalies dametu tau 5, palik man trofėjų. Ir pokerį labai lengva yra pralošti. Tai taip. Tu tiesiog išsimetinėk rankas, sužais kažkokią neoptimalią liniją ir viskas. Bet ar už tokius veiksmus gali kažkas nubausti, arba... Didžiausias gyvų lošimo operatorius World Series of Poker gali, nes pas juos aiškiai parašyta, kad žaidėjai negali turėti jokių dealų. Kito operatoriai leidžia tuos dealus turėti vadinamus. Tu gali tartis, gali dėrėtis kaip turgui su žaidėju. Jeigu jūs likot keliese, jūs galite tą prizinį fondą dalintis kaip norit ir faktiškai trofėjų atiduoti kam norit. O iš pokerio uždirbti milijoną yra realu, ar tai yra tiesiog, tokia svajonė arba išimtis iš taisyklės? Manau, kad realu. Vėlgi, viskas priklauso nuo tavo įrankių. Kas yra pinigai? Jeigu tu turi 100 000 savo bankrolę, tau milijoną uždirbti yra lengviau, negu turi $100 savo bankrolę. Tai viskas priklauso ant tavo įrankių ir ar žinai, ar tu gal rasi kažkokį finansuotoją, kažkokį verslininką, kuris norės į tave investuoti. Ir tu tiesiog pažadėsi jam kažkokį dalį pelno. Ir jeigu jūs rasit bendrą sustarimą. O kaip ieškomi yra tie finansuotojai? Kokia yra sistema? Tarkim, jeigu aš gerai pasirodžiau vienam turnyre, ar ne? Jo, to dažniausiai neužtenka, reikia turėti vėlgi ilgas, nuoseklus rezultatų rodymas. Jeigu tu rodai rezultatus, dabar, pavyzdžiui, žaidžiant gyvus turnyrus, netgi žaidžiant online, tu gali išsitraukti, yra tam tikri puslapiai, kurie trekina tavo progresą. Jeigu tu turi ką parodyti,
tavo CV yra geras, tu dažnai rasi investuotą netgi iš tų pačių pokeristų, kurie žaidžia šiek tiek aukščiau. Jie sutiks investuoti tave žaidžiant šiek tiek žemiau, kaip ir grandinė maitinimas, žinai. Tai arba kitas variantas yra verslininkai. Turtingi tiek Antanas yra finansavęs ne vieną žaidėją. Tikrai žinau, kad yra aukštuose limituose žaidžiančių žaidėjų už Antano pinigus, kurie sutarė kažkokią tai dalį, kaip pakatinti būsimą laimėjimą, jeigu jis bus. O jeigu nebus, visada galima žaisti kitą turnyrą, kitą grinųjų pinigų sesiją, arba tiesiog nutraukti susitarimą. O pats esi investavęs į kažkokį žaidėją? Jo, esu ne vieną investavęs. Esu netgi pats buvęs steikinamas, taip vadinti, kad... Buvai investicija kažkada? Buvau investicija kažkieno, tai teko tam pažaisti didesnius šiek tiek turnyrus, tai tenka, mes irgi norim susimažinti tuos sviravimus, tai kartais apsikeičiam procentais tarpusavėje, kartais parduodam tau savo procentų, juk, pavyzdžiui, tu žaidi 10 000 įpirko turnyrą, 10 000 eurų įpirkos turnyrą, jo, ir tavo bankrolas nėra milijonas, tai kaip ir teoriškai negalėtum jo žaisti, bet jeigu tu parduodi 50%, dar kai kurie ir pardavinėja geri žaidėjai su antkainiu, kad atsimušti skrydžius, viešbučius ir taip toliau. Jeigu tu parduodi 50% ir dar su antkainiu, tai jau staiga gali žaisti tą turnyrą, jis jau tavo bankrolui yra tinkamas. O jeigu tu esi geras, jeigu tu rodi rezultatus, tie procentai bus va taip išpirkti. Bet ar dažniausiai pavyksta tokios, kaip pasakyti, statymai ant tokio sportinio arklio, ar kokia yra statistika, ar tai yra vertas dėmesio dalykas? Galbūt, tarkim, aš turiu pinigų, irgi noriu mestis į pokerį, bet pats nemoku, noriu pasirinkti kažkokią tai žaidėją. Tai statistika ką sako? Ar tai yra gera investicija? Nu, vėlgi priklauso, kaip ir viskas pokerį priklauso, į ką tu investuoji. Jeigu tu investuoji į laimintį žaidėją, pavyzdžiui, turnyrinių žaidėjų pelningumas skaičiuojasi ROI. Kaip ir akcijų, sakykime, traderio, jo, tavo return of investment, tavo investicijos grąžimą. Tai, sakykime, geri žaidėjai, kai kurie daro po 50% nuo gyvų turnyrų, sakykime. Tai jeigu tu investuoji 100 eurų su 50% ROI, tai gera investicija ar ne? Labai gerai, labai greitai. Bet greitai kitas klausimas. Nes statistiškai turnyre geri žaidėjai patenka į pinigus maždaug 10%. Nu, sakykime, sviruoja nuo 10 iki 20% kartų. Tai tau reikia sužaisti 10 turnyrų, kad vieną arba 2 kartus patekti į pinigus. Finalinį stalą tu padarai dar mažiau kartų. Taigi vėlgi, ta investicija, tas ROI yra paėmus 10 000 turnyrų imti. Bet kai tu investuoji į vieną turnyrą, to žaidėjo, tu turi suprasti, kad vien patekti pinigus, tu turi vieną iš 5 geriausių atvejų galimybę. Tai tas ROI tau bus greičiausiai, jeigu tu investuosi pastoviai ir nuosekliai, o ne vieną kartą. Gerai, bet tarkim, tas žaidėjas gali nesilaikyti kažkokių tai taisyklių, tarkim, į mane, tarkim, kažkas investavo, arba aš į kažką investavau, ar ne, ir kaip tą susitarimą įtvirtinti, jeigu jisai Brazilas, tarkim, geras žaidėjas, aš Lietuvoje. Čia nėra kažkokio tai... Oi, tai yra galybė skandalų yra įvykę, kai tiesiog tie vadinami horsai ir arkliai nutrunka ir pabėga, prisukia minuso gan didelio. Tai ir žinau, kad ir Lietuvos praktikoje yra teismų vykę ir dažniausiai nukenčia finansuotojas, o ne žaidėjas. O kodėl? Gal spraga įstatymuose arba spraga tų žmonių, kurie finansuoja žaidėjuose kažkokio, nežinau, ar finansinio raštingumo, ar teisinio, nes dažniausiai, kiek esu girdėjęs, tai žaidėjas, jeigu nusprendžia po tam tikro laiko dingti, nebežaisti tiesiog. Tu negali jo ir priversti žaisti. Nėra teisinės bazės kažkokios, kad tu, sakytum, turi sulošti dar 1000 turnyrų už mane. O nėra nieko blogiau, kaip steikinti nemotyvuotą žaidėją, kuris jau yra prisukęs daug minusų. Jis tiesiog pradės toliau tau, tarsi, jeigu tu jį supykdysi, jeigu tu bandysi jį dar kažkaip priversti žaisti, juk jis gali atsisėsti turnyrą ir tiesiog stumdyti su bet kuo. Ir sakyti, aš sužaidžiu, reikia dar 1000 turnyrų, sužaisiu dar 1000. Ir mes dar bankrolą. Tai įdomi situacija. Bet ką pasakytum savo, pavyzdžiui, jaunesniam iš dabartinės perspektyvos, kokį patarimą duotum savo karjeros pradžioje? Gal kelis, net ne vieną? Apie pokerį, jo? Taip. Nes ką norėčiau perduoti, kad studijuok bitkoiną.
Studijuoju bitcoiną. Bet apie pokerį, nebijok sviravimų ir daug dirb. Ir labai pokeris kartais iš tavęs padaro. Jeigu tu turi geris metus, tu įsivaizduoji, kad esi karalis pokerio. Tu visus. Labai pokeris gali užauginti tau didelius sparnus ir labai gali tą psichologiškai sugniuždyti. Na tai čia viskas apie kriptovaliutas, ar ne? Tas Jo, pats apie tą patį labai bitcoiną. artima. Taip. O kaip bitcoinas? Tu minėjai, kad bitcoinas ir buvo priežastis, dėl ko tu atėjai į pokerį? Ne, pokeris buvo priežastis, dėl ko aš atėjau, radau bitcoiną, sakykime, nes vėlgi kalbė su pokeristais, kaip jie laiko tą savo kapitalą. Nes jeigu tu žaidi 10 metų pokerį ir tu laikai euruose arba doleriuose savo kapitalą, jis tirpsta. Tau reikia kažkaip apsaugoti. Tai su bitcoinu dar greičiau sutripdyti gali, ar ne viską? Gali, bet vėlgi, jeigu žiūrim long runą, teisingai, jeigu su bitcoinu žiūrėtumėm long runą, kuris yra 16 metų, turbūt nėra geriau performinančio aseto, kol kas aš nežinau, jeigu... Na, šiemet auksas turbūt nebūtų... Bet šiemet, matai, mes įmam, o jeigu imtumėm visą įmanomą laikotarpį, sunkiai kažką geriau. Pokeristo logika, ar ne, truputėlį vis tiek yra ištemti ilgesnį laiko tarpą, ar ne? Dirbk su maksimaliai informacijos, kiek tu gali gauti. Tai vat mes neimam metų, ne? Mes paimkim 16 metų. Nes tiek tai 16 be abejo, turbūt nėra, na, gal Nvidia, sakyčiau, gal irgi yra iš tų, gal trumpesnį laikotarpį man turbūt būtų kažkuriuo metu. Artima, kad. Taip, bet pataikyk tu į tokį. Bet vėlgi, kai tu, kad atrasti, sakykime, bitcoiną, tau reikia apie jį suprasti. Visada lengviau yra įdėti pinigus ten, kur tu supranti. Tai vat vėlgi, sakyčiau, kad aš irgi perėjau, aš kai radau bitcoiną, galvoju, o juk yra dar tiek kitų monetų, kur dar galima, gal dar daugiau ir dar greičiau. Visi turbūt esam perėję tą etapą, kai galvojam, kad esam protingesni už rinką ir kad čia vat staigiai pasidarysim, atradom kažkokią aukso kasyklą. Ir long runas visada tave grąžina į realybę. Bet kodėl bitcoinas? Kodėl tu galvoji, kad bitcoinas yra vat, kažkas išskirtinio? Vat, kaip tu jį apibūdintum? Nes jis vienintelis neturi naudos gavėjo. Už jo nėra jokios komandos. Nėra, nei komandos, nei žmogaus, viskas taip delikačiai padaryta, taip sukurta, taip paleista, integruota, nes juk jeigu atrastų bitcoiną šiandien, jam nėra šansų išlikti anonimiškai, jo, kad būtų išplistų tas tinklas, tas networkas visas. Net taip, tas tinklas yra gerokai galingesnis negu Google'as, Apple'as ir ką tik tai nori dar ten 5 kompanijas sudėti vieną, tai bitcoinas vis tik yra galingesnis, daugiau energijos naudoja, daugiau apsaugos turi ir panašiai. Ir jis neturi CEO, neturi promoterių, neturi jokios reklamos. Ir... Bet kas gali prisijungti, bet kada gali išeiti. Čia yra grožis, kai tu supranti, kad už tai nieks nestovi. Kiti sako, tai nieko neparemti pinigai. Eurai yra nieko neparemti pinigai ir doleriai, o ne? Ne, tai visa infrastruktūra, ar ne? Niekas nelabai supranta, kad... Tai yra energija. Taip. Čia storinamės energiją. Taip. Ir mes dar turbūt net nežinome, kiek to bitcoino galima būtų, panaudojimo būdų, kokių dar ateityje gali būti. Taip, čia yra programuojamas dalykas. Ta prasme, tai networkas didėja, kuo daugiau žmonių jį prisijungia. O jį prisijungia vis daugiau ir daugiau protingų žmonių. Tai smagu, kad auga. Bet mes nerekomenduojam, ne, bitcoino pirkti. Ne, mes pirkti nerekomenduojam nieko, mes rekomenduojam domėtis ir mokintis. Taip. Taip pat ir nerekomenduojam žaisti pokerį. Taip. Ir iš pradžių reikia išmokti.